Ar duobekasi, ar prekiauji, ar prezidentauji, turi daryti nuoširdžiai, mylėdamas tą darbą, tuomet ir darysi gerai. Todėl, kai auksite, turite išmokti bet ką daryti gerai. Iš širdies, atsidavus ir iki galo. Jeigu šitą išmoksit, galėsite būti bet kuo. Visą gyvenimą mokytis reikės. Aš mokausi visą gyvenimą, mokausi kiekvieną dieną. Iš pradžių daug studijavau įvairiose mokyklose, aš priskaičiavau vos ne 30 metų teko mokytis per savo amželį. Vėliau teko mokytis bedirbant, kiekvieną dieną mokausi šiandieną iš savo aplinkos, iš savo patarėjų, iš kiekvieno žmogaus, iš jūsų taip pat daug ką išmoksiu šiandien, kaip atrodot, kaip sėdit, ką galvojat, ko klausit. Tai yra didžiulė informacija man, taip, žinosiu, kas jūs domina, kaip įsivaizduojate gyvenimą, kaip įsivaizduojate prezidento darbą, taip, tai man yra mokykla. Ar jums patinka jūsų darbas? Iš principo taip. Tai nebūtinai tikrai. Kiekvieno mes turime ritmą kitokį. Esu vieversys tipiškas, mėgstu rytą ir man tuomet mėgstu su saulė keltis kartu, su paukščiais keltis kartu. Tuomet diena intensyvi ir ilga. Darbe būnu prieš 7, anksčiau negu mano padėjėjai ir sekretorius. Baigiu tuomet, kuomet reikia baigti. Bet svarbiausia ne tiek, kiek sėdi darbe, o kiek padarai. Na, prezidento tokia, sakyčiau, padėtis, kad jo darbo laikas yra 7 dienos per savaitę. Ką prarandi, būdamas jau taip aukštai, tai asmeninį laiką, asmeninį gyvenimą, jis praktiškai tampa visas viešu, kur be išeitumėsi stebimas, galų gale saugomas. Ar jūs pabėgtumėte iš Lietuvos kaip 1940 metais pabėgo prezidentas, jeigu jūs užpultų priešą? Baimės jausmo kaip tokio fizinio niekada neturėjau ir neturiu. Kokia būtų situacija, jeigu stengiuosi nespekuliuoti. Grįžau į Lietuvą sunkmečio metu, kai galėjau negrįžti, jau dabar. Kai galėjau gyventi geriau, uždirbti daugiau ir daug ramiau gyventi.